O dabar trumpam nusikelkime į tropikus ir pasigrožėkime tropiniais drugeliais. Jų paroda atidaryta nelabai toli, tiesiog Klaipėdoje. Čia gyvi drugeliai stebimi nuo pat išsiritimo iš kokono. Nors pajūryje orai ir nelepina, yra vieta, kur galima pasijusti it atogrąžose. Klaipėdoje atidaryta gyvų tropinių drugelių paroda. Juos čia galima stebėti nuo pat išsiritimo iš kokono. Jie atvyko būtent kokonuose, užsakyti per siuntų skyrių ir tada viskas turėjo vykti gero pusvalandžio bėgyje žaibiškai, kad jie patektų būtent čia toliau vystytis. Tai viskas turi būti daroma labai greitai, labai komandiškai, kad galėtume pamatyti tą grožį, įsiretantį po 3-4 dienų. Drugeliai įkurdinti nedidelėje patalpoje, kurioje labai šviesu, 25 laipsniai šilumos ir 80% drėgmės. Būtent tokios sąlygos patinka šiems tropikų vabzdžiams. Patalpoje daug augalų, gėlių žiedų, sudrėkintų kempinių, iš kurių drugeliai geria vandenį ir vaisių. Jiems labai patinka apelsinai, bananai ir arbūzas, bet turi jie vieną didelį privalumą. Kas drugeliam labai patinka žmonėm, ne, jie truputėlį turi būti surūgę. Drugeliai laisvi skraido po patalpą, tad reikia būti atsargiems ir netyčia neužkliudyti šių trapių būtybių. Tiesa, tropiniai drugeliai gerokai didesni nei mums įprasti. Išskleidę sparnus, šie vos telpa į delną. Jie gyvena nuo 5 dienų iki 1,5 mėnesio. Yra tokių rūšių, kurios gali gyventi ir 2 mėnesius. Tai priklausys nuo sąlygų, nuo to, kiek mes sugebėsime įdėti meilę, širdies, šilumos, drėgmės ir išlaikyti tą tinkamą santykį, tiek jie ir gyvens. Pasaulyje drugelių rūšių skaičiuojama 100 000, parodoje jų pora dešimčių. Yra ir retesnių, įdomesnių. Tai morfos, pelėdos, naktinukai. Ne vienas parodos lankytojas domisi, ar galėtų šį grožį auginti namuose. Drugelius taip galima auginti namie, tik jiems reikia šiek tiek priežiūros. Turėtų namie nebūti naminių gyvūnėlių, kad nepagautų. O šiaip reikia sparnelius drėkinti, nes tropiniai jie mėgsta drėgmę, tai 2-3 kartus reikėtų papurkšti per parą. Čia mes esam labai drėgnam patalpoje, tai irgi drėkinat, ar ne? Taip, drėkinam ir palaikom pastovę drėgmę. Patikau. Parodos lankytojai sako pasijutę lyg terapijos seanse, o daugiausiai džiaugsmo drugeliai kelia vaikams. Patiko, kad jis labai gražus, mėlynas. Tavo mėgstamas spalva? Parodos koordinatorė ragino drugeliams šnabždėti svajones, mat yra prietaras, kad atskleidus svajonę drugeliui, ši būtinai išsipildys.